Sveika Lietuva, sveiki Samsung dalyviai. Šiandien su jumis Marius, Linas, Violeta ir mūsų mylimas direktorius Vytas Karsokas. Ir šiandien aptarsime informacijos pristatymą Vilniaus Fabijoniškių vidurinėje mokykloje ypatumus. Bet visų pirma prisiminkime, ką esame nuveikę. Samsung programą jau išmokome naudoti socialiniais tinklais, ruošti blogus ir kurti puikius pristatymus. Tai pasižiūrėkime, ką po šių įdomių mokymų yra sukūrę mūsų mokytojai. O, kiek daug! Dar daugiau! Ir dar daugiau! Wow, nuostabu. Ir gal mūsų mėlyje mokytojai galėtumėt pakomentuoti, kaip jums sekasi dirbti su pristatymais? Vienu žodžiu, tai man atrodo tai labai svarbu, galų gale mes tobulėjame, mes esame technologinė, auginame ir ugdome technologinę kartą, mes juos supažindiname su naujovėmis, taip, ir tai yra kitokia pamoka, ne viską turim tik tai rašyti ar tik tai pasakoti, galime matyti ir vizualizacija tikrai kartais būna labiau jiems prieinama ir suprantama. Pamokos uždavinys skaidrėje matomas visai klasiai visą pamoką. Jie žino, dirba ir stebi, ar jau įvykdė tą pamokos uždavinį. Taip, robotukai yra labai gerai, todėl kad ten yra vaizdinė medžiaga ir vaikams yra labai suprantama tema. Ir vaikai praktiškai irgi ateina prie kompiuterio ir patys atlieka tą užduotį ir kai patys atlieka užduotį labiau įsimena. Skaidrės naudoju todėl, kad vaikams įdomesnė pamoka. Žiūrėdami skaidrės vaikai sužino daugiau informacijos, geriau ją įsimena. Ir tada aš jau galiu drąsiau juos klausinėti, jie labiau supranta. Vaizdinė medžiaga labai padeda vaikams. Taip, tai yra kompiuterinė programa, pradiniam klasėms skirta, Jimdo jinai vadinasi, naudoju ir per matematiką ir lietuvių kalbos pamokose, dėl to, kad vaikams būtų įdomiau, linksmiau, vaizdžiau, suprantamiau, na ir jie labai džiaugiatės. Taip! Man patinka kurti pristatymus pamokoms, nes patinka dirbti su kompiuteriais ir norėčiau, kad daugiau būtų mokykloje prezentacijų. Man būtent, kodėl aš naudoju Prezi.com, dėl to, kad man patinka, kad įsikelia YouTube vaizdas iš karto ir paskui lengvai pasileidžia. Tai vienas momentas, dėl ko aš naudoju šitą programą. Technologijų pamokų metu iš tikrųjų labai gerai naudoti vaizdinės priemonės, nes tai mokiniai geriau įsisavina pamoką. Mes naudojame elektroninį mokytoją, kadangi mokiniams kartais atsibosta to paties balso klausytis monotoniško, arba jie tiesiog patingi atsiversti vadovėlį. Kadangi jie vaizdinius mato, pirmiausia, tai juos motyvuoja, antra, jie tampa žingeidūs. Jie labai džiaugiatės. Taip! Taip! Created using Powtoon.